Sveiki, šiandien norėjau pasidalinti dar vienu kūrinėliu, mokomąją medžiagą apie kompiuterių dalis. Ši medžiaga įtraukė video, taip pat keletą testų. Taigi pradėkime. Labas, aš papasakosiu tau apie kompiuterio komponentus. Paspausk mane, jei norėtum ko nors paklausti. O dabar pažiūrėkime šį įvadinį video. Taigi galime pasižiūrėti šitą įvadinį video pildai. Tačiau aš nenoriu to daryti, noriu kuo greičiau eiti pirmin, todėl paspaudžiu ant mūsų mokytoją. Ką norėtum padaryti? Ką galiu padaryti, tai pradėti nuo pradžios, galiu tęsti peržiūrą, šiek tiek dar pažiūrėkim. Apžvelgsime pagrindinės kompiuterio dalis. Kiekviena iš jų atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant sklandų sistemos veikimą. Pradėkime. Pagrindinė plokštė yra svarbiausia kompiuterio dalis. Ji sujungia visas kitas dalis ir užtikrina jų tarpusavio ryšį. Ką norėtum padaryti? Taigi mokytojas mums papasakotų daug apie kompiuterinės dalis, tačiau aš noriu greičiau eiti į kitą pamoką. Labas, aš papasakosiu tau apie šios didelės motininės plokštės komponentus. Paspausk ant kompiuterio dalies ir aš pasakysiu, ką žinau. Čia irgi daugiau toks informacinis kambarys, kur mes galime paimti, pažiūrėti šitą milžinišką plokštę iš įvairiausių pusių ir paspaudus ant komponento paklausyti. Tai yra CPU, arba centrinis procesorius. CPU dažnai vadinamas kompiuterio smegenimis. Jis vykdo didžiąją dalį skaičiavimų ir atlieka programas. Taigi, einame turbūt į kitą pamoką, kai peržiūrėjom visus komponentus. Labas, pasitikrinkime įgytas žinias. Aš pasakysiu komponento pavadinimą, o tu paspausk ant jo. Pirmas klausimas, kur yra CPU? Taigi dabar viskas vyksta atvirkščiai, mokytojas mūsų klausinėja, o mums reikia paspausti ant komponento. Tai pirmas yra CPU. Tikrai taip, čia yra šis komponentas. Antrasis klausimas, kur yra operatyvinė atmintis? Vėlgi galime netiksliai pasakyti. Deja, ne. Komponentas randasi kitoje vietoje. Trečiasis klausimas, kur yra puslaidininkių diskas, SSD? Ir tokiu būdu mes pereitumėm per visus 10 Tikrai taip, klausimų. čia yra šis komponentas. Kita ką norėtum Tačiau padaryti? aš noriu eiti toliau ir pasižiūrėti paskutinį variantą. Labas, parodysiu tau komponentą dešinėje pusėje. Turi paspausti ant motininės plokštės vietos, kuriai priklauso tas komponentas. Taigi mokytojas parodo mums komponentą ir mums reikia surasti to komponento vietą. Čia yra centrinis procesorius, tai mes ir paspaudžiame. Puiku, čia procesoriaus vieta. Eime toliau. Čia yra, matosi, batereikė. Atsiprašau, Semos vieta ne čia. Bandyk dar kartą. Suradai, čia randasi Semos baterija. Mėgink rasti kitą komponentą. Na ir taip galime sudėlioti Fantastika! 4 komponentus. Čia operatyviosios atminties vieta. Judėkime toliau. Ir sudėjus visus Puiku, komponentus, čia yra mes SSD vieta. gauname Štai ir viskas. atlyginimą. Užduotis įvykdyta. Tai yra taurė. Ką norėtum padaryti? Taigi šitas resursas yra laisvai prieinamas, jūs galite jį remiksuoti, prisidėti daugiau kompiuterio dalių ar kitokių komponentų ir žaisti su savo vaikais.